Kodėl sportuojantis turėtų vartoti baltymus? Sportuojant raumenys patiria mikrotraumas, todėl baltymai reikalingi ir būtini jų atstatymui. Jie taip pat prisideda prie hormonų gamybos, stiprina imunitetą ir padeda išlaikyti energiją. Be pakankamo baltymų kiekio treniruotis efektyvumas gerokai sumažėja, o atstatymas trunka ilgiau. Klausimas tuomet, kada vartoti baltymus? Atsakymas paprastas. Geriausias laikas po treniruotis per 1 valandą. Tuomet raumenys būna labiausiai alkani amino rūgščių. Taip pat naudinga vartoti baltymus prieš miegą, ypač lėtai virškinamus, ar ne, tokius kaip kazeinas, kad raumenys regeneruotų naktį. Ir žinoma, svarbu paskirstyti baltymų vartojimą tolygiai per dieną. Vėlgi klausimas, kokius baltymus rekomenduočiau, ar ne? Aš rekomenduočiau rinktis iš natūralių maisto šaltinių. Tai pirmiausiai vištiena, žuvies, kiaušinių, ankštinių arba iš kokybiškų maisto papildų. Tai, ką siūlau aš ir su kuo jau dirbu 15 metų, siūlau keletą puikių produktų sportuojantiems. Pirmiausiai tai yra aminų rūgščių kompleksas iš 11 nepakeičiamų aminų rūgščių, kuris padeda greitai atsistatyti po fizinių krūvių, palaiko raumenų tonusą ir gerina emocinę būklę. Be to, ten yra tokia rūgštis kaip triptofanas, kuris gamina serotoniną, kuris atsakingas už ejakuliacijos kontrolę. Ar ne? Toliau, baltyminis kokteilis su vitaminais ir mineralais, puikiai tinkantis po treniruotės ar kaip sveikas užkandis pakeičiant vieną mitybos kažkokią tai elementą dienoje. Galima rinktis iš puikių vanilės, kakavos, aviečio ar mango skonių. Toliau, vieną išduosiu paslaptį, spirulina. Tai yra tas dalykas, kur natūralus baltymų šaltinis, kuris taip pat padeda kovoti su nuovargiu, palaiko bendrą organizmo tonusą. Jisai mano racione kiekvieną dieną.